Sveiki, aš Miglė šiandien sveikinuosi iš Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto. Šiandien mes kalbėsime su finansų ir draudimo matematikos absolventu Irmantu Mikulėnu. Nereikia bijoti, kad tu esi iš kaimo, arba iš kaimiškosios vietovės, arba iš provincijos. Reikia būti drąsiam, kad ir kur tu esi. Ir fakultetas vėlgi tą tikrai erdvę sukuria. Jis neskirstosi iš kaimo ar iš Vilniaus miesto. Ne, tai yra atviras visiems. Tai tik pačių drąsos reikia tą atvirumą pasiimti. Ir tikrai nesusikuklinti, kad esu iš provincijos. Labas Irmantai, esi baigęs finansų ir draudimų matematiką. Esame erdvėje, kuri kažkada tu turbūt buvo kaip antri namai. Ar gali papasakot plačiau, kas tai per studijos, iš ko susideda finansų ir draudimo matematika, kokie yra mitai ir ko ten iš tikrųjų mokomasi? Iš tikrųjų, finansų ir draudimo matematika dažnu atveju susidardo su tokiu miesto legenda, kad tai yra apie bankininkystę. Tačiau tai yra gerokai plačiau, nes finansų ir draudimo matematika yra studijų programa apie finansinius instrumentus plačiaja prasme. Ir tie finansiniai instrumentai gali būti tiek ir investiciniai, kaip mes juos suprantame įprastai, tai gali būti susijęs su draudimo kažkokių instrumentų kūrimu, arba tai gali būti susiję ir su pensijų sistema, kaip irgi finansinių instrumentų. Tai finansų draudimo programa būtent moko įvairius susipažinti su įvairiais matematiniais metodais ir kaip juos pritaikyti, analizuojant arba netgi kartais ir kuriant finansinius instrumentus. Tai kitaip tariant, yra gerokai plačiau negu kad dažnu atveju miesto legenda yra apie bankininkystę. Iš karto šokime į darbo rinką. Ką tada praktikoje veikia absolventai baigę šią studijų programą? Profesinis kelias gali būti labai platus. Absolventai gali dirbti aktuarais, tai būtent ekspertais, kurie dirba su draudimo srityje, dažniausiai atveju su įvairių rizikų vertinimu. Taip pat gali dirbti ir bet kurioje kitoje organizacijoje, įmonėje, kurioje reikalinga apdoroti duomenis, bet apdoroti ne juos surinkti, bet iš jų pasakyti tam tikras išvadas, juos analizuoti ir ypač naudotis matematiniais metodais. Tai nėra tikrai statistinė analizė, tai yra gerokai gilesnė analizė, būtent ir tų profesijų gali būti įvairių. Net ir banke gali tikrai dirbti absolventai, reiškia, profesinis kelias yra labai platus ir labai, gali būti ir kūrybiniai pasirinkimai, nebūtinai netgi ir finansų sektoriuje. Gali būti ir bet kuriame kitame sektoriuje, kurie reikia matematiniais metodais analizuoti įvairius duomenis ir jais priimti sprendimus. Kokia tavo paties buvo karjera ir kur tu šiandien dirbi? Šiuo metu aš dirbu finansų ministerijoje, esu finansų politikos departamento direktorius. Ir šį kelią, kurį dabar turiu, neatsitiktinai pasirinkau. O tai buvo pakankamai kryptingas kelias, nes tai dar studijuodamas finansų ir draudimo matematiką nusprendžiau atlikti profesinę praktiką finansų ministerijoje, kas tuo metu kurse nebuvo pakankamai įprasta, nes dažniausiai tarsi atrodo, kad reikėtų fokusuotis į privatų sektorių. Tačiau norėjau pamėginti būtent praktiką atlikti viešam sektoriuje ir jame būtent pamėginti pritaikyti matematinius tuos modelius, metodus ir pasižiūrėti, ar jais galima priimti politinius sprendimus aktualius mums visiems. Ir būtent po tos profesinės praktikos susiklostė abiem pusėm, kad jiems tiko mano atneštos kompetencijos, man patiko ten darbas ir ten būtent liko dirbti analitiku. Tuomet esu studijas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, viešosios politikos analizės studijų programą, būtent magistro studijas, kurios buvo tarpdisciplinės. Aš juose galėjau pritaikyti ir FDM programos atsineštą matematinį pagrindą ir socialinių mokslų pagrindą. Atitinkamai ir šios mano studijos taip pat pravedė ir mano tolimesnėje jau karjeroje finansų ministerijoje, kuomet jau iš eksperto tapau direktoriumi ir dabar tenka ne tik tais analizuoti, bet ir vadovauti departamento veiklai. Ir tas profesinis kelias ir buvo iš esmės remintis matematiniu pagrindu, tačiau pritaikant į viešajam sektoriui. Ir tai buvo pakankamai kryptingas kelias. Esi baigęs ne tik pas mus bakalaurą, bet esi baigęs dar ir tas PMI magistrantūros studijos. Tai visų pirma, kas motyvavo rinktis studijuoti magistrantūrą, kai jau turėjai darbą? Baigęs bakalauro studijas, aš supratau, kad visgi norėčiau pamėginti politikos mokslus, tačiau pamėginti ne galbūt taip aklai į bendrosios politikos mokslus, bet juos į taikomusius. Ir tada man atrodė, kad Vilniaus universiteto esanti studijų programa viešosios politikos analizė tam puikiai tinka.
nes juose aš galėjau suderinti socialinių mokslų pagrindą, bet ir atsinešti savo matematinį pagrindą. Na ir, pavyzdžiui, mano magistro tema buvo visiškai pritaikoma ir aktuariniai matematikai. Naudojau aktuarinius tam tikrus metodus, R kodų programavau savo magistro darbą tam tikrą dalį ir panašiai. Na, jas sujungiau. Ir būtent aš norėjau to matematikos pritaikymą. Ir man atrodė, kad profesiniam kelyje, būtent magistras, kuriame galėsiu įpraikyti tarp disciplininės skirtingas studijas, padės profesinėme kelyje, nes profesiniam kelyje ar ne profesinėje praktikoje dažnu atveju mes turime ypač viešajam sektoriui daug skirtingų uždavinių ir juos reikia pamėginti sujungti, mokėti ir spręsti. Tai man šitų dviejų studijų kombinacija, finansų draudimo, matematikos ir viešos politikos analizė, būtent padėjo tas kompetencijas įgyti, kaip jungti skirtingus uždavinius, kaip juos spręsti ir kaip tai pateikti politikos formuotojams. Tai, buvo labai gera sinergija. Ir man tai, kaip suprantu, tu savo karjerą pradėjai dar būdamas bakalauro studentas po atliktos praktikos. Kelintam kursą tu ją atlikai? Praktiką atlikau 4 kurse, tą privalomą būtent studijų praktiką ir tuomet jau rudenį įsidarbinau finansų ministerijoje. Tai iš esmės iš karto po studijų. Iš karto po studijų? Taip. O kalbant bendriau apie pačias studijas, kokią dar pridėtinę vertę duoda matematikos studijos kaip žmogui, asmenybei? Matyt, kad finansų draudimo matematikos studijos turi labai gerą šalutinį poveikį ir jis yra pozityvus. Ta prasme, kad finansų draudimo matematikoje vienas iš pagrindinių dalykų, kuris yra studijuojamas, yra matematinė analizė. Net 3 semestrus šis dalykas tęsiasi. O matematinė analizė yra matematikos šaka, kuri būtent tyria realiųjų kintamųjų funkcijas, vieno arba kelių kintamųjų funkcijas. Ir jos metu dažnai būna uždaviniai arba praktiniai problemus, kur reikia, pavyzdžiui, įrodyti matematinį kažkokį tai teiginį. Ką reiškia įrodyti? Reiškia, kad tu turi kažkokių tai matematinių konstruktų visumą, kurią pritaikus tu turi pasakyti, ar teiginys yra teisingas ar ne. Arba dar yra gražus išsireiškimas, kad reikia, pavyzdžiui, rasti funkcijos integralą arba funkcijos išvestinę, bet žodį rasti, neapskaičiuoti. Vėlgi, ką reiškia rasti? Tai reiškia, kad tu turi vėl įvairių matematinių konstruktų visumą ir tu nežinai, kokia seka, po kokį jį turėsi pritaikyti. Tu bespręsdamas tą uždavinį, beieškodamas, pasirinki tą seką, kurią reikia ir randi tą atsakymą. Ir tai yra labai reikalinga savybė būtent dėl kritinio mąstymo. Visa studijų programa labai stipriai sufokusuota, kad turi kritinį mąstymą, turi įrodyti, turi surasti. O kritinis mąstymas ne tik, kad reikalingas dirbant su finansų susijusiame sektoriuje, bet ir mūsų bendrai gyvenime. Ypač dabar, kai esame informacijos didžiuliame pertekliuje ir susipažinti ir įvertinti, kur informacija yra tinkama, kuri ne, kritiškai ją žiūrėti, yra, man atrodo, labai reikalingas įgūdis ne tik profesinė, bet ir asmeninė prasme. Dar labai artimas terminas su šia studijų programa yra aktuarai. Dalis mūsų dėstytojų priklauso aktuarų draugijai, žinau, kad ir tu priklausai aktuarų draugijai. Kaip galėtum paaiškinti moksleiviui, kuris šiandien mūsų klauso, kas yra aktuarai, ką jie daro ir kodėl iš viso tu priklausai šiai organizacijai? Iš esmės, kaip suprasti aktuaro darbą, tai įprastai mes turime tam tikrus draudiminius produktus. Draudžiame automobilį civilinių draudimų, arba draudžiame savo gyvybę, arba kitą draudimo rūšį. Tai aktuarai, naudodamiesi didžiaisiais duomenimis arba duomenų pagalba ir tam tikrais metodais, bando įvertinti galimą riziką, galimą žalą ir pabando sukalibruoti tą produktą, kad jis būtų tinkamas vartoti tiek klientui, tiek ir verslui. Ir tai yra labai įdomus darbas, nes jisai susijęs su tam tikrų skirtingų reiškinių sujungimai tam tikrą vieną visumą. Ir atitinkamai aktuarų draugija, būtent organizacijų, kuri vienija iš tos aktuarus, dalinasi įvairia informacija, dalinasi kompetencijomis, žiniomis. Ir tai yra aktuali platforma ne tik tais prisiminti savo žinias, bet ir mokytis visą gyvenimą. Ir vienas iš šių funkcijų yra būtent toks toliau užsiimti būtent aktuarų kvalifikacijos didinimu. Žinau, kad nors tu esi baigęs jau mūsų fakultetą ir studijas, dar užsuki pas mus studentams skaityti paskaitos. Kokios krypties studentam ir kokias paskaitas skaitai? Paskaitas skaitau finansų draudimo matematikos studentams ir ekonometrijos studentams ir mano dalykas yra pasirenkamasis. Ir aš jiems dėstau tai, ką dirbu. Kadangi dirbu finansų ministerijoje ir mūsų pagrindinis klausimas yra viešųjų finansų valdymas, tai atitinkamai ir studentams dėstau viešųjų finansų pasirinkamąjį kursą. Ir studijų programos dalykas yra įdomus tai, kad aš dėsiu šiek tiek neįprastai. Aš neturiu tarpinių atsiskaitimų arba egzaminų, studentai mokosi kiek įmanoma nuosekliai ir bandau susipažinti su viešųjų finansų tema, bet ir kiek įmanoma labiau prisiauginti tą nuoseklaus studijavimo būdą.
O bendrai, iš ko susideda pačios studijos, kiek procentų tai yra matematikos? Ar tai yra vien tik 100% matematikos, ar dar be matematikos, informatikos ar kitose kryptyse kažką veikia studentai? Didžioji, aišku, studijų programos tinklelį sudaro matematika. Natūralu, nes yra finansų ir draudimo matematika, dalis yra informatikos dalykų, mokomės skirtingų programavimo kalbų arba būdų, na ir dalis yra turinio dalykų. Na, pavyzdžiui, yra makroekonomikos kursas, mikroekonomikos kursas ir kursas susijęs su investicijomis, rizikų valdymu, kurie jau eina tam tikrą specialybinę dalį. Na, taip pat ir studijų programuose galima pasirinkti individualų visiškai studijų kelią, yra tam tikras rezervuota kreditų dalis, kur pats studentas, pats mokinys, rinkdamasis programą, gali pagalvoti ir pasirinkti kažką visiškai iš šalies ir netgi pamėginti prisitaikyti tą būtent studijų programą kažkokiai kitai temai, kurią jam irgi yra artima. Na, pavyzdžiui, tai pačia bankininkystė. Šiuo metu matematikos įvaizdis visuomeniai sparčiai keičiasi, kai žmonės supranta dirbtinio intelekto naudą, kad dirbtinis intelektas paremtas mašininiu mokymusi, kuris paremtas matematika ir dabar net ir mokytojai atvykę pas mus į fakultetą pradeda kalbėti, kad gal ta matematika yra labai įdomu. Bet vis dar mokinius gąsdina matematiko egzaminų rezultatai. Kaip pats vertini matematikos poreikį ir tą gąsdinimą, kad tai yra sunku ar nuobodu? Matematikos poreikis tikrai auga, aš galiu sakyti, iš viešojo sektoriaus pusės, na, pavyzdžiui, vis aktyviau ir drąsiau kalbam apie tai, kad politika turėtų būti paremta įrodymais grįstais sprendimais. Ką tai reiškia dažniausiai įrodymais grįsti sprendimai? Tai reiškia, kad reikia atlikti didžiulį analitinį darbą, analizuoti tam tikrus duomenis arba didžiosius netgi duomenis, nes valstybės turi daug labai duomenų, kuriuos gali apdoroti ir tuomet pateikti, pavyzdžiui, politikos formuotėms skirtingas alternatyvas arba pateikti sprendimų pasiekmes. Ir be matematikos, be matematinių metodų dažnu atveju to padaryti būtų tiesiog neįmanoma. Tai matematikos poreikis auga taip pat labai stipriai viešajam sektoriui, ne tik Lietuvoje, bet ir visam Europoje ir pasaulyje. O žiūrint į matematikos tą sudėtingumą, be abejonės, matematika yra sudėtingas mokslas, natūralu, bet nėra neįkandamas. Nes jeigu moksleivis arba mokinys ar ne turi polinkį į matematiką ir jeigu jis nori mokytis, išmokti yra viskas, yra įmanoma. Ir vis daugiau yra tokių kaip įrankių, kurie tą padeda padaryti. Tu nesi numestas fakultete vienas mokytis matematikos. Tai yra didžiulis bendraminčių būrys, tiek ir dėstytojų, tiek ir studentų atstovybė, kurie tikrai galės padėti būdų, kaip tau įsisavinti lengviau, kaip patogiau tą padaryti. Tai tikrai nereikia gąsdintis, kad matematika yra sudėtinga. Taip, jinai sudėtinga, bet mokantis ir būtent norint, išmokti tikrai tą galima. Fakultete esi palikęs įspaudą ne tik kaip geras studentas, nors nežinau, kiek geras buvai. Mife geras yra labai reliatyvi sąvoka. Tai va, būtent tą noriu pasakyti, bet dar kaip ir jauniausias pirmininkas studentų atstovybės. Pirmame kurse tapai pirmininku. Kaip tau tai pavyko ir iš kur tiek motyvacijos buvo pirmam kurse, gal netgi drąsos, sakyčiau? Aš irgi klausiu šito klausimo, iš kur tiek daug drąsos, nes iš tikrųjų po pirmo kurso, kai supratau, kokia ta studijų programa ir jau kaip prisijaukinau šias auditorijas, jau tuomet supratau, kad man trūksta veiklos, nes aš esu šiaip labai veiklus žmogus, aš esu ir didžiulis patriotas, ir pilietiškas žmogus, ir aš tuomet pagalvojau, kad tą savo laisvalaikį, tą laisvą laiką aš galiu išnaudoti dėl kažko. Ir man atrodė, kad įdomiausia ta dalis tapti būtent studentų atstovybės pirmininku ir ypač rūpinti studijų kokybę ir būtent kelti tos klausimus, kurie aktualiausia studentams ir administracijai, ir dėstytojams, ir to daryti drąsiai. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pavyko suburti labai gerą komandą ir mes labai daug ir būtent rūpinamės studijų kokybę, fakulteto įvaizdžių ir tą darėme drąsiai. Tai dabar retrospektyviai pažiūriu, tai buvo drąsus žingsnis, bet irgi geras žingsnis ir irgi džiugu, kad fakultetas ir tą galimybę tokią turėjo, kad aš galėjau savo tą norą aktyviai veiklai išnaudoti čia, fakulteto viduje, o ne savanoriauti galbūt kažkur kitur. Kalbam apie tavo drąsą, kad jau pirmam kurse užėmė į pirmininko poziciją ir atrodo, kad vaikai, kurie atvažiuoja iš rajonų, galvoja, nu va čia drąsus būna Vilniečiai, nes va jau čia sava aplinka, bet tu nesi iš Vilniaus, iš kur tu esi atvykęs? Aš esu iš paties ryčiausio Lietuvos krašto, iš Ignalinos rajono ir tikrai nesu kilęs iš miesto. Mokiausi kaimiškoje mokykloje, tikrai geroje mokykloje ir atvažiuoju į Vilnių visiškai, kaip ir sakai, naują aplinką. Esi visiškai vienas, nauja aplinka, nauji žmonės, naujas fakultetas ir labai gerai pasakei, kad nereikia bijoti, kad tu esi iš kaimo, arba iš kaimiškosios vietos, arba iš provincijos. Reikia būti drąsiam, kad ir kur tu esi.
ir fakultetas vėlgi tą tikrai erdvę sukuria. Jis neskirstosi iš kaimo ar iš Vilniaus miesto. Ne, tai yra atviras visiems. Tai tik pačių drąsos reikia tą atvirumą pasiimti ir tikrai nesusikuklinti, kad esu iš provincijos. O kaip sekėsi jau, ir anksčiau paminėjai, tas integravimasis tiek į studijų procesą, tiek ir visas gyvenimo būdas, kai atsikraustai baigęs mokyklą, nauja aplinka, naujos dienotvarkės? Pirmieji studijų metai tikrai buvo tokie paieškos metai, nes bandžiau ieškoti būtent savo tinkamo būdo studijuoti matematiką, nes vis tiek jo dėstymo būdas skiriasi nuo mokyklos, tai bandžiau prisijaukinti tą studijų programą. Tai pirmieji metai tikrai buvo paieška ne tik tais būdo, bet ir aišku draugų, aplinkos, tos papildomos veiklos, kurią ardu kažkaip per studentų atstovybę. O paskui su metais tu jau adaptuosi tą studijų programą ir adaptuoti savo tą gyvenimo būdą. Bet, pavyzdžiui, 2-3 kurse jau buvo gerokai lengviau, nes aš radau savo tinkamą studijuoti būdą, aš tai pavadinu jį smūginiu studijavimo būdu, kuomet tą studijų procesą galbūt sutelkdavau labiau stipriau ties tarpiniais atsiskaitimas ar pagalutinio egzaminų ir tada būdavo aišku, kad tas laikotarpis intensyvus, bet aš kuo džiaugiuosi, pavyzdžiui, šio intensyvaus laikotarpio šalutinių poveikių, nes mes tą darydavom su kurso draugais. Mes daug labai praleisdavom laiko kartu ir būtent šiose erdvėse, tiek ir fakulteto skaitykloje praleisdavom, nes skaičiuojama laiką valandų mokytis ir kartu vieni kitus testuodavom, mokydavom ir aiškinom dalykus. Tai netgi ir dabar turiu tų draugų, kurie gyvenimo draugais tapo iki šiol. Paminėjai kurso draugus, tai gal norėčiau paklausti, gal žinai, kur jie dirba baigę šitą studijų programą? Kokios įdomesnės veiklos kryptys arba kokios nestandartinės, kur pasuko toliau nuo matematikos? Džiugu tai, kad mes visi ir likom matematikai. Kai kurie iš jų dirba aktuarinį darbą, tą, kurie aptarėm tą klasikinį, kaip suvartom, aktuarus. Dalis dirba su duomenų analitika ir bankuose dirba ir apdoroja įvairius duomenis. Ir ne tik tais būtinai jos susijusius su finansų produktais, bet, pavyzdžiui, susijusius su rinkodara arba kitomis temomis. Bet iš esmės visi liko matematikais. Reikšmingai nepakeitė studijų kelio, tik tais tą matematiką pritaiko skirtingose srityse. Ko galėtum parinkėti moksleiviam, kurie galbūt norėtų studijuoti matematiką, bet vis dar svarsto, ar taip ar ne? Tai kokie privalumai ir koks tavo būtų palinkėjimas? Palinkėjimas tai drąsiai stoti ir studijuoti, nes matematikos studijos yra universalios studijos. Ir nebūtinai dabar reikia suprasti, kuo aš norėsiu būti po 4 metų ir kuo aš norėsiu dirbti, pavyzdžiui, pasibaigus studijoms. Jeigu man yra įdomi matematika, jeigu man nesunku yra matematika ir jeigu man įdomu spręsti įvairias problemas ir uždavinius, tai matematika gali suteikti tą būtent labai gerą pagrindą ne tik tais išmanyti matematinius metodus, modelius arba turėti informatikos gebėjimų, bet įgyti ir to kritinio mąstymo įgūdį, tą algoritminį mąstymą. O tuomet jau galima bus pasirinkti tą profesinį kelią, kuris tik tais yra norimas. Tai jeigu tik tais yra noro drąsiai stoti ir neįsigąsti, kad dabar nežinau, ko norėsiu po 4 metų. Paieškoms laiko dar tikrai bus ir matematikos studijos tas galimybę ieškoti savęs tikrai sudarys. O kokia nauda to algoritminio mąstymo? Jo didžiausia nauda, kad aš galiu imti bet kokį sudėtingumo uždavinį, įskaidyti į atskirus etapus ir atitinkamai jiems surasti sprendimo būdą ir vėl atgal sujungti. Tai labai geras yra gebėjimas būtent spręsti bet kokio sudėtingumo, bet kokių sričių klausimus. Tas algoritminis implikacinis modelis. Aš aiškiai moku sudėlioti į skirtingas sekas, moku juose įspręsti tam tikrus ar ne problemas uždavinius ir vėl atgal sujungti į seką naratyvą. Tai labai geras yra įgūdis. Ačiū Irmantai už pokalbį. Ačiū.